Vasarinis vejos tręšimas labai svarbus, nes veja auga labai greitai, šilta, lyja, jūs daug vaikštot, bėgiojat, žaidžiat ir tręšt pasirūpinti reikia labai rimtai. Pirmas dalykas, ką naudosime? Trąšas, kuriuose yra daug azoto. Azotas skatina lapų augimą, žalios masės augimą. Kuo daugiau azoto, tuo daugiau žalesnė, gražesnė veja. Toliau fosforos kalis, stiprinti šaknis. Mikroelementai apsauga nuo visų lygų. Kuo daugiau mikrikų privalgom, tuo stipresni. Mūsų veja tuo stipresnė, tuo gražesnė. Ir štai, Mivena trąšos lėtai tirpstančios, todėl man reikės tręšti panašiai kas 5 savaitės. Norma yra apie 3 kg arui. Labai lengva suskaičiuoti. 4 arai kart 3 – 12 kg. Viskas aišku. Šios ir dar daugiau vejos priežiūros priemonių rasite e.nuvasyt.lt. Ir norint gerai patręšti sklypą, reikėtų važiuoti išilgai ir statmenai tręšimui. Tada bus idealiai patręšta. Ir kas dar labai svarbu, po tręšimo būtinai nusišluokite terasas ir trinkeles. Matot? Eisiu paskui atsinešluotą.